28. O niekaip nepajėgiu atsikratyti iš vaikystės atklydusio įpročio. Bėgti į svajonių pasaulį, kai tikame gyvenime pasidaro pernelyg sunku, liūdna ir nuobodu ar jauna kasdienybė. Aš nuolat kažką įsigalvoju. Turėčiau būti nebloga rašytoja, jei tik išdrįsčiau savo fantaziją perkelti ant popieriaus. Jei kurčiau, visai susiliečiau su išgalvota heroje. Jausčiau ir mąstyčiau taip kaip jį. Tada būtų netgi dviguba nauda. Ir pabėgčiau į geresnį pasaulį ir dar išleisčiau romaną. Deja, esu neryžtinga ir per didelė bailė, kad nuspręsčiau ką nors keisti. Tai ištrauka iš Irenos Buivydaitės Kupčinskienės romano Kitapus veidrodžio, kurią Alytaus kolegijoje vykusiame pristatymo renginyje skaitė Alytaus miesto teatro aktorė Inesa Pilvelytė. Irena Buivydaitė Kupčinskienė, Alytaus kolegijos lektorė, prozininkė, vertėja, rašytoja. Jausmų romanas Kitapus veidrodžio 10-oji vienos populiariausių lietuvių romanų autorės parašytų knygų. Aš manau, kad mes visi turim kažkokią svajonę ir visi norim pabėgti iš realybės. Visų gyvenimas yra toks monotoniškas, neįdomus ir jeigu būtų vien tik tai darbas namai, tai visiems būtų labai neįdomu. Tai visi kažkaip pabėgam. Ar turim savo kažkokį hobį, ar tokią salą, ar tiesiog gražios muzikos, ar pabūti vienam ir pagalvoti, ar vyrai susitinka galbūt su draugais, ar nueina į krepšinį, bet tai yra vis tiek pabėgimas, savotiškas pabėgimas. Taigi tas veidrodis yra kitas pasaulis, kur mes pabėgam savo svajonėse. Ir mano herojė Ingrida ten tampa tobula, labai graži, tobula, jai viskas sekasi, ko nepasiekė tikrajame gyvenime, tą jį pasiekė ten. Ten jį tapo psichologe, gera pianiste, gera šokėja, o šitam gyvenime jis sukasi tokiam labai proziškam kasdienybės rate. Tai veidrodis jai priemonė įgyvendinti savo svajones. O paskui, kai tas veidrodis vienu metu tampa realybė, ji jo nebenori, jis pasirodo visiškai nebetoks. Gausus būrys Irenos Buivydaitės Kupčinskienės knygų skaitytojų, kolegų, studentų, artimųjų knygos pristatymo renginio metu sveikino autorę su jubiliejinio kūrinio pasirodymu, išsakė savo mintis apie jos kūrybą bei asmenybę. Alytaus kolegijos direktorė docentė Danutė Remeikienė Ireną įvardijo kaip nepralenkiamą asmenybę. Nėra Alytaus kolegijoje kito akademiko, kuris galėtų pasigirti, turintis net 10 savo parašytų knygų ir ne tik, kur ten dar vertimai ir visa kita. Miela Irutė, jūs esat ne tik nepralenkiamoji, jūs esat labiausiai empatiškas mūsų kolegijoje žmogus. Kažkada kanadiečiai mus mokė, kad empatija tai yra sugebėjimas apsiauti kito žmogaus batais ir eiti kitų žmonių keliais. Taigi, kiek jūs tų kelių nueinat su savo personažais? Dar ir yra didžiausia fantastija. Irenos kūryba puikiai išlaikė visus laiko išbandymus, tikino leidyklos Alma Litera direktorė Danguolė Viliūnienė. Jos romanai buvo pamėgti nuo pirmo romano, nes jis ir pakartotas, ir ne kartą yra pakartotas. O laiko išbandymus išlaikė ir dar laikys ir tas pirmasis romanas, ir naujieji, dėl labai paprastos priežasties. Irena rašo apie čia ir dabar, apie moterį, ne tik moterį, apie žmonės, kuriuos mes pažįstame, kuriuos galime atpažinti. Tos situacijos yra tuo pačiu ir gyvenimiškos, tuo pačiu ir sukurtos. Ir kaip ne vienas čia minėjo ir šitame gražiam renginį, iš tiesų žmonės atpažįsta save. Atpažįsta save, bando susitapatinti ir tos laimingos pabaigos, gėris nugali blogį. Visą laiką tie kenkėjai yra kažkokiu būdu nubausti, o tos herojos, kurios tikrai perėjo ugnį, vandenį, jos tampa laimingos, jos randa tikrai savoji aš, randa savo meilę, randa laimę.
Kokia Irenos Buivydaitės Kupčinskienės romanų sėkmės paslaptis, kaip jie sugeba išlikti vieni populiariausių didžiuliame meilės romanų sraute. Man labai džiugu, kad nukonkuravo ir lietuviškus, ir užsienietiškus romanus. Irena turi kelias paslaptis rašydama savo romaną. Pirmiausiai, puikiausiai sumezga siužetą be duobių. Antras dalykas, bandysiu astrašiai pasakyti, antras dalykas yra tai, kad yra jos personažai labai įdomus. Tai yra šiuolaikinės moteris, šiuolaikiniai vyrai. Tai yra neišgalvoti žmonės neišgalvotose situacijose. Tai yra taip tikra, kad galima susitapatinti. Skaitytojas visada mato save ir gali išjausti visus jausmus. Trečias dalykas yra tai, kad kodėl jos romanus verta skaityti ir kodėl skaitomi iki galo, nes tikri žmonės, jie niekada nebūna statiški, tikri žmonės kinta, jie juda. Ir pradėjęs nuo vieno taško, romano pabaigoje mes to paties žmogaus neberasim sėdinčio ant to paties kelmo ir raudančio tą pačią raudą ar dainą. Tai yra kintantys žmonės kintančiame pasaulyje. Manau, kad tai yra svarbiausia ir tai yra tikros geros literatūros bruožas. Jūs esate skaitę visas Irenos knygas. Sakykit, kokią galėtumėte daryti išvadą? Ar jos yra skirtos moterims ar vyrams? Aš tai sakyčiau, kad jos skirtos ne tik tai moterims, bet vienai ir kitai pusė ir vyrams, nes ten vienodai jausmai gvildenami abiejų lyčių. Tiek ir vyro, tiek ir moters. Ir svarbiausia, kad labai gerai išgvildenami ir labai gerai paliečiami. Ir aš už tai ir ten salėje kalbėdamas sakiau, kad moters psichologiją Irena pažįsta, tai aš suprantu, bet kaip jinai vyro taip gerai pažįsta tą psichologiją. Man tai stebėtinas dalykas. Tai tikrai rodo jos didžiulę erudiciją, didžiulį išprusimą, didžiulį gebėjimą pažinti vyrus, jų pasaulį. Esate Irenos romanų gerbėja. Sakykit, ar visus romanus esate skaičiusi ir kodėl jūs jos skaitote? Skaičiusi tai aš visus tuos romanus. Pirmas romanas buvo perskaitytas iš sąsiuvinuko. Ten buvo intriga ir tada aš galvojau, kas bus toliau. O jau šitas paskutinis romanas tai buvo jau mano išgyventas tikrai. Todėl, kad ten labai daug realijų. Ten yra labai ir gerų dalykų, ir blogų dalykų, nes mūsų gyvenimas yra toks, o ne kitoks. Juose yra ir meilės, ir džiaugsmų, ir tuose romanuose. Bet šitam romane, tai iš tikrųjų, pilna ta paletė to tikro realaus gyvenimo. Irena Buivydaitė yra ir jūsų kolegė. Kokia ji? Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti kaip žmogų. Jis yra labai šilta. Labai šeiminiška, labai tikra draugė, pasitikėti galim. Kas yra draugas? Draugas, kas yra šalia, draugė. Tai jinai tokia yra. O kaip kolegija, yra iš tikrųjų, aš manau, kad savo amatą, savo darbą žinantis žmogus. Knyga tikrai yra aktuali ir ypač tema įdomi Lietuvai. Todėl, kad šioje knygoje įžvelgiau ypač aktualią problemą, tai Marčios ir Anytos problema. Čia maždaug kaip žemaitės Marti šitoje knygoje. Pagrindinė veikėja knygos iš tiesų išgyvena visoje knygoje sunkią Marčios dalią. Tuo mane labai ir sudomino ši knyga. Man pati pirmoji knyga paliko didžiausią įspūdį. Ir dabar labai gailiuosi, kad mano visos perskaitytos knygos nukeliavė į Airiją. O sėdėdama, dabar pagalvojau, kaip būtų gerai dar kartą jas perversti, peržiūrėti. Jūs sako, dabar 2 knygas turiu, aš turiu dėl to, kad vieną nukeliaus į Airiją, o šitą nutariau pasilikti savo. Mane žavi, jinai labai seniai, į mane žavi kartu, kai asmenybė. Aš visada, kada jau susipažinau su ją, buvau laiminga, kad man teko tokį žmogų sutikti. Ir į tokį žmonės norisi labai lygiuotis. Ir kartu tą žmogų sutinki, galvoju, kad ji dar turėtų tos kūrybinės potencijos, kad ji dar galėtų kurti.
Irena Kupčinskienė ne tik daugelio pamėgta rašytoja, bet ir puikiai dėstytoja savo studentams. Alytaus kolegijos tarptautinės grupės studentės iš Indijos ir Nepalo Federacinės demokratinės respublikos verslo kalbos dėstytoja vertina kaip labai gerą savo srities specialistę ir kaip charizmatišką asmenybę, visuomet besišypsančią, pozityviai nusiteikusią. We love her so much. We miss her so much because we had a great time with her. She's a very good teacher. She's very forgiving because we have always been late for the class and she's never complained. She always tells us, please try to come time, but she's very good. We miss her and we wish to get her in, like, we want to study more from her. Yeah, we really miss her. Yeah, she's a very good teacher and I wish her very good luck for her books that she wrote, and I couldn't understand today what it's all about, but still I know that she's very talented. I wish her all the good luck. All the best wishes are with her, and I hope that I'm blessed to have a teacher like her. Yeah. Studying with Irina was really pleasure because she is a lady with a positive attitude. Her smiling face and the way she boosted up us for the studies was really adorable. Like, we never felt that we are not in our hometown or we are not studying in our home, but she made us feel like a home. She made us feel like we are in a class where our local teacher has been teaching us. So studying with Irina is like not a new experience, but an experience reading with a lady who teaches you how to groom up, how to build yourself. So I love her a lot. Esate ne tik rašytoja, bet ir dėstytoja, vertėja, žmona, mama, močiutė. Sakykite, kaip spėjate pabūti visose tose vaidmenyse ir dar randate laiko kūrybai, romanų rašymui? Man atrodo, kad jau kaip mama, tai jau viskas yra praeity. Vaikai yra dideli, patys turi savo šeimas, atvažiuoja pas mus savaitgaliais. Maistą jau tada gaminomės visi, kambarius visi tvarkomės, kai anūkės suverčia. Anūkės pas močiutę pabūna per atostogas, bet jau vieną turim auklę, šitą yra 11 metų, tai ji prižiūri mažiukės. Rašymas būna dažniausiai, kai pavyksta pabėgti prie jūros, ten gimsta tokie pagrindiniai rėmai, o paskui jau aš juos dailinu namie prie kompiuterio. Vakarais dažniausiai. Man vakarai yra darbingiausias laikas, kai jau nebereikia galvoti apie paskaitas, ar mokinius, ar studentus, tada jau viskas būna kūrybai. Kas įskiepijo meilę knygai, nes tą meilę iš tiesų jūs turite savyje? Manau, kad jau nuo vaikystės, nes aš išmokau skaityti labai anksti, mano tėvelis labai daug skaitė ir labai skatino, ir vos išmokau skaityti užrašė į biblioteką, aišku, ir pirkdavo labai daug knygučių, pas mus namie labai buvo visos vaikiškos, kurios tuo metu išeidavo, ir bibliotekoje skaitydavau. Net bibliotekininkės stebėdavosi, kad aš vieną dieną pasiimu knygutės, o paskui jau kitą dieną vėl ateinu. Tai jos net klausinėdavo turinio, netikėdavo, kad aš perskaičiau taip greitai. Ir paskui visą laiką skaičiau, jau viduriniai labai daug skaičiau. Ir visą laiką skaitau, aš ir dabar labai daug skaitau. Man geriausias poilsis yra namie pasiėmus knygą. Ir kokias knygas skaitote dažniausiai, kokios jums mėliausios? Anksčiau skaitydavau tikrai rimtą literatūrą, dabar tai aš jau dažniau noriu atsipalaiduoti. Daug skaitau tų vadinamų moteriškų romanų, kur dabar yra populiarūs ir daug išeina, bet nesvajonių romanų serijos, bet kitokie yra, kur Alma Litera leidžia, kitos leidyklos, tokius, kur daugiau yra psichologiniai apie moters gyvenimą. Kažką panašaus, ką pati rašau. Daug skaitau detektyvų, trilerių, man tokie patinka, atsipalaidavimui labai gerai. O kas yra jūsų mūza, ta jūsų tikroji mūza, kuri įkvėpia kūrybai, nes, turi kažkas įkvėpti? Aš nežinau, romanas tai gimsta dažniausiai nuo vienos kokios nors frazės. Nuskamba kažkokia frazė ir aš už jos užsikabinu, ar nuo vienos kažkokios minties. Kai rašiau Taką per jūrą, tai pirmiausiai parašiau gražią pabaigą, apie gražų saulėlydį, ir tada tik tai pradėjau galvoti, kaip herojai vis dėlto iki tos pabaigos prieis. Įkvėpia gamta graži, jūra, kalnai, graži muzika lyriška. Labai mėgstu klasikinę muziką, stengiuosi nepraleisti nei vieno koncerto. Namie turiu labai daug, visą kolekciją labai gražios, mano supratimu, lyrinės muzikos.
Pirmoji jūsų knyga ir dabar paskutinioji, bet manau išties dar ne paskutinė, tai 10-oji knyga. Kuo jos skiriasi? Ar galėtumėt palyginti? Visgi gal stilius rašymo, gal tema, gal... Ar jūs pati įžvelgėt kažkokių skirtumų, ar galbūt paaugote, ar pasikeitė tiesiog jūsų kažkas toje knygoje, ar bandėte taip analizuoti? Aš manau, kad tikrai pasikeitė. Aš dabar, kai skaitau vėl iš naujo savo pirmąją knygą, 100 baltų Mercedesų, ji man atrodo, atsiprašau savo gerbėjų, naivoka. Jau dabar, jeigu aš ją parašyčiau visiškai kitaip. Gal čia ir gyvenimiška patirtis prisidėjo, gal kad ji yra pirma, gal kad pabaiga man ji tokia yra pritempta ir didaktinė ir saldoka. Aš dabar parašyčiau kitaip. Paskui jau stengiausi, kad tokios saldžios pabaigos nebebūtų mano romanuose. Man pačiai geriausia, tokia brandžiausia atrodo prieš tai buvusi Gyvenimo spalvos, nes aš stengiausi tada į tą patį reiškinį pažvelgti per skirtingus veikėjus ir tą patį dalyką atskleisti jų lūpomis, kaip kiekvienam atrodo. Vyrui vienaip, moteriai kitaip, varžoviai vėl kitaip atrodo. Ir šitą man rašyti buvo labai įdomu. Pradėjusi rašyti Kitapus veidrodžio, aš pastebėjau, nebegaliu išvengti to paties stiliaus ir kad daug kas išeina taip pat. Ir tada aš vėl galvoju, reikia kažką pakeisti, kad vėl nebūtų visos knygos vienodos. Todėl šitą išėjo truputį su svajonėm, truputį su realybė. Jeigu norite bent trumpam pabėgti iš kasdienių rūpesčių rato ir pasinerti į svajonių pasaulį, išdrįsti pabūti tuo, kuo iš tiesų norite būti, skirkite laiko Irenos Buivydaitės Kupčinskienės knygai Kitapus veidrodžio ir pajuskite tikrąjį skaitymo malonumą.